Atvažiavom pažiūrėti prie Kauno marių ant ledo, tikiuosi šį kartą sėkmingai. Susimaišėm jaukus namuose, dabar su žemėm greit prasukam ir važiuojam žvejot. Tai maišėm Jelovą, maišėm TTX ir Darką, juodą jauką. Čempion Fido viskas, paprasta ir aišku, biški žipnelė džiuvesėlių, sumaišom su žemėm ir važiuojam iš čia, tenais prie viso miesto palapinių pasidariusią. Taip kad žiūrėkit, stebėkit, kas bus toliau. Pradedam ruoštis. Nu ką, kolektyvas, karšiukai kimba, vis didėja. Toks jau pagal veidą, matot, išmera tokia, jau nebloga. Čia jau realiai tik pasišėrėm, pradėjom žvejot, užmetėm papyrą metimą, nuleidom žemyn ir kartą būdų pakibimą, turėjom ištraukėm po karšiukus, ant tokius nediskus. Ir taip ir nesibėgė, tiesiog traukiam karšius ir viskas, stebuklų nėra. Prišėrė nemažai, ta prasme, gaudom, dėjom džokerio, dėjom dzikų, celų, prikarpėm labai daug, suleidom į eketės po 2 šreiklas ir per vidurį, kokias 4-5, ir viskas, tik pradėjom žiūrėti ir vėl. Eina žuvis viena pas kitą, tai čia ko daugiau norėt pasak. Gaudom toliau ir nežinau. Nu va, dar vienas karšienas. Mažiukai kol kas, vienas tai stambesnis, bet jau net tolio 10 bus vieneta. Kimba tikrai aktyviai per 2 meškerėlės. Reikalų yra dirbt, gyvas elnias. Didėja. Kuršiukas. Nu, žuvytė kimba. Išmaros tokios. Žinot, būna ir geriau, bet turim ir gražesnių tikrai. Bet kiekis labai didelis. Kimba be perstų, sakam pauzikiam, bet ne per ilgom. Bet kai pradeda kimba per visas, tai žodžiu, net mastom ar verta su 2 meškerėlėm žuvis. Tai va chebra kimba, sistema paprasta. Nežinau, čia matot, nesimato, bet girlianda švinukų, pavadėlis iki 15-20 cm. Ir pagrindė ką, dzikas ir matiliuką bišį. Ir tie mažeina kaip iš patrankos. Bandom stambesnių ieškoti, bandom tai ant dziko, tai ant dar kažko, tai tik matilių kuokštą, bet vienas kitas atsiranda stambesnis iš to, bet kibimai 100 kartų retesni. Bet ką, bandom toliau. Gylis čia apie 7 metrai, 7 metrai man atrodo. Tai nėra taip ir baisiai, net taip ilgai trunka tą žuvį ištraukti. Hebros daug, palapinių, tai čia Jėzus Marija gal 50 aplinkų, nežinau, neskaičiavau, bet daug. Bet visi negali pasigirti šitų dalykėlių, tokio gero gaudimo. Bet nieko, išmoks ir jie kažkas. Šiaip kolektyvas pažįstami gaudė, biški. Dienos metu, kol atvažiavom, jie čia gaudė ir gan gerai, bet nustojo.
o mes atėjom, čia gal biški vos sekliau, pasikeitimas ten 0,5 metro, bet nuo pirmų metimų pradėjom gauti ir nebuvo tos kažkokios ilgos pauzės, gal 20 minučių maks buvo, bet žuvis kimba ir gan aktyviai, tai ko daugiau norėt. Šaltai sėdim, gaudom žuvį, vandenas daug, kimba. Kabaliojas. Nėra taip, kad labai visi kibimai tokie iškart aktyvus, bet pažaidžia, bet vis tiek paima. Kabliukai, ką žinau, išbandėm visokius, bandėm didelius, bandėm mažus. Ant vieno naudoju Gamakatsu, dabar čia dėjau 10B Gamakatsu, 14 dydžio, o ant kito japoniškus kablius, labai didelius, tikrai ten galbūt jau pagal vieną, tai kokias 108 numeris, bet kad pasikirstų, kibimai nesiskiria, realiai, tikrai jokio skirtumo nepajėtom. Tai kad lengviau gal pakirs biškėl mažesnio, nes greičiau paimai tą burną, greičiau įsirbė. Bet jeigu ateis stambus karšiai, vėl kad tai bus. Bet kimba. Bet būna, atvažiuoja, paliečia, tai išvažiuoja kažkur karšys. Kodėl, nežinau, bet kiti būna tiesiog ateina iš karto ir jau neretai. Tai tiek. Jau ką matyt, girdėjot, viskas paprasta, gyvų davėm, bet tai neįspūdingai. Kiek mes šitą jauką išnaudojom, sumaišėm 4 kg, išnaudojom gal šėrimų kokį kilogramą su biškė. Pirmam šėrimui sudėjom 200, beveik 300 džokerio sudėjom. Dzikelių prikarpėm, kažkokia smulkmė. Jau bus toks pūžlys, greičiausiai, nes traukias kaip niekas jo. Šitų mažai turėjom šiandien, bet jau antras, trečias iš viso šiandien. Tai ne fainai. Kibimą gražų rodo. Bet čia ne žuvis. Čia neskaitau kaip žuvis, kad būtų. Padarysi liuką. Šitų mes atsisveikinam. Nepataikiau. Neatsisveikinam su šitu. To aš aprodau masaliukas, kuris pagrindėm šiandien metus karšiukus gaudė. Stebuklų tikrai nėra. Toks turbūt tradicinis marių kąsnis. Gal net karšių tradicinis kąsnis. Dzikiukas ir kokie 2-3 matiliukai. Viskas. Įvažiuoja. Važiuoja tie karšiai. Tiek pas kolegą, tiek pas mane. Sistemas biškai vos skiriasi mūsų, bet jokio skirtumo tame nepajautim. Buvo kibimas pas kolegą, tik nepakirstas, aišku. Toksai skąsnis. Patarimas iškart gręžkit skylės 2. Parplatinkit skylę, nes per vieną skylę tikrai bus sunku ištraukti karšius. Stambesnius ir per 2 bus sunku. Jeigu tokiu ateis šiandien. Jeigu kas matėt, manau, kad labai daug ką reiškia tam jauke žemės. Nebijokit tų lapų kažkokių stiprių vasarinių, netame esmė. Karščius, jeigu mėgsta vasarą, mėgsta žiemą, jūsų skonius irgi nepasikeičia. Jeigu mėgstat tokį tortą, mėgstat vasarą, žiemą tokį patį tortą. Bet mes maišom su žemėm, jaukas netoks sotus būna, žuvis labiau reaguoja į jūsų masalą. Dėl to dedam džokerį, kuris tikrai neprisotina žuvies labai daug, jinai ilgai ten užsibūna, rausia tą dumblą, ieško tų džokerių, va tik užmečiau, jau kibimą turiu. Ir mes pašėrėm, tik pradėję žvejybą ir jau žvejom, nežinau, kelintą čia valandą, sunku suorientuoti, bet ilgai šitami dar niekart nedašėrėm ir tas kibimas nesumažėjo tikrai. Šersim, aišku, dar kartą, manau, nes tikėsimės jau po 12 kažkokio stambesnio judesio, stambesnės žuvies. Tai manau, kad taip pat turi reikia šert. Dziko prikarpėm, jau kai ištrinėm tas dzikas, į dugną. Tokia tai istorija, stebuklų nėra. Važiuojat, gaudot. Tikrai nieko čia sunkaus nėra. Tik įsirinkti tinkamą gilę reikia. Ir viskas, tas, kas sėdėjo ant 9 metrų gilį, kiek girdėjom, kad prastai gaudo, tai
pasirinkti gal ir 7 kažkur, 8 metrai gilis. Ir ieškokit, kad dugnas nebūtų labai jau dumblinas. Kad minkštas nieko baisus, bet jeigu labai stiprus dumblas, tai manau, kad iš to naudos jau nebus. Nebent pūžlių norit, pūžlių rasit. Apie valus, tai ką žinau, naudoju 0,14 pagrindinį pavadėliai, 0,1, 0,12. Kol kas su 0,1 bandžiu, bet jeigu sutemus ateis stambus, tai gal ir 0,12 dėsim. O, tai įmečiu. Turim iškart žiūrėti. Ir antamos kimba arba buvo užkabinės. Tik įmečiu to, tik ir betrūko pakeist masaliuką, atnaujint ir turim žuvį. Kas čia yra? O, karšeliukas. Nedickas, bet karšeliukas. Uždėjau 2 dziukus ir nežinau, gal 6-7 matilius ir vis tiek paėmė. Darom dešerimą. Paketė šeriklas. Mes įdėm šitaip, srovėjai nuo biškį tą pusę. Tai vieną čia šersiam, kad šeriam jau už palapinės ribų. Kad pas abudu pasišertų maždaug vienodai. Šeriklą vis laik leidžiam bent metrą nuo dugno, kad nedaužyti dugną, nes daužyti dugną žuvis įsibaido ir problemų prisidaro reikalingų savo. Geriau jau atsargiau, negu baidyti. Ta žuvis gal grįžtų po to baidymo, bet jūs nesate tikrai ir grįžti iš vis, neaiškus tas kiekis žuvies. Tai geriau nerizikuot. Nu va, pakantam. Ir ko puikiausiai galite tokiam paprastam šeriklam šertis. Jeigu šeriat vasarą, tai kas skiriasi nuo žiemos? Niekas nesiskiria. Nebūtina turtintas įmantrės aliuminio šeriklas už 15 eurų žieminės. Kai galite paprastas tokias už 3-4 eurus naudot savo, jokių problemų nuo to nebus. Atsimatuojat, ar dugnas yra, vis laik, kad meškerė būtų tai va, metras nuo dugno. Biškį palauki, kad šiek tiek pasileistų ir supurtai. Stebuklų nėra, tas pat kas vasarą. Ir žinau, kad kvapas, žiūrėk, kaip vasarą. Kvepia čia tai palapiniai. Ir dzikais, kaip pakarpam, labai skaniai kvepia. Pasingra, kažkokie dzikai labai kvapna, žinokit. To žuvis ta kimba. Nes kvepia, tai žinokit, Ir kaip žiemą, tai žinokit, matilius iš nustebės tikrai labai didelius. Nes žiemą jau su tais mažiukais matiliukais čia tikrai nes nori vargti su šalusiam rankom. O dabar toksai, kad kaip sliekai jau, bet maut nereikia. Turbūt matiliai patys įsikabina tą peršę, kaip dėlės. O, kimba. Ir. Dabartinis masaliukas. 2 balti, kokie 4 matėliai ir raudonas dikas. Tikrai stambus masalas, bet kimba. Nu, karšiukai dar kimba. Kol kas didis neįspūdingas, toj 12, bet vis dar va tokie va. Nu, nežinau.
žvyba, ką žinau, nebloga, jau 33 karšiukai, bet dydžiai va tokie va. Tai patys pagalvokit, ar čia gerai, ar čia blogai. Man gerai visai, kad jau noriu didesnių šiek tiek. Bet jau smagu visai. Tai va, kolektyvas šios dienos žvybą baigiam. Šiek tiek turim. Iš viso apie 40 vieneto. Dydžiai nekokia. Žvejojame apie 8 valandas. Tikėjimas palaukti. Būtent tas 12-1 valandas gavom gandų turėjom, kad ateis stambi žuvis. Bet jinai dar net kaip tik sumažėjo, tai nusprendėm, kad jau gana. Žmonių daug, gandų daug. Girdėjom, kad ten kur labiau giliau pagavo stambesnių, ten kilogramas, vienas apie 2 kilus sakė pagavo. Kokia teisybė nežinom, kažkas dar sakė, starkiai 3 kilų nusileido palei eketę, bet žodžiu, stambios žuvies. Tas įsikrauna. Tas numera. Stambios žuvies daug tikrai nėra, bet pagauti manoma, jeigu užtenka jums tokio dydžio, tai tiesiog gerą laiką praleis, kirvimų daug. Bandėm, aišku, mažos negaudyt, bandėm stambę gaudyt, bet nepavyko. Pavyko pagauti mažų, daug, viskas smagu, geras oras, tikrai šilta, palyginus buvo vidui. Nėra didelio minuso, tai važiuokit, darykit, jaukus matėt, gyvus matėt, stebuklų nėra. Važiuojat, gal daros ledas stiprus, buvom 5 vienoj palapinė ir nieks net nesutraškė. Tai bijoti tikrai nėra ko. Ledas tvirtas. Taip kad iki susitikimo kitose kartuose ir neišvyno.